Sveiki, susirinkę dar vieną Contribui ir Patreon epizodą podcasto kanale. Šiandien turim tokią neeilinę sudėtį, 4 mikrofonai užimti, 4 kėdės užimtos. Šiandien pas mus prie Ervino ir Manto jungiasi A lygos atstovas, o atsiprašau, Top lygos atstovas, pasidalinti karštais komentarais po šiandienos rebrandingo. Kiek tai yra Top lyga? Sveiki, malonu, kad pakvietėt šią savo laidą, Jaroslavai. Šiaip žinokit, parašym, kad bus Q&A epizodas, ten savaitinis Q&A, tai žmonės vien klausimai Tadai. Tavrasme, klausimas Tadai, ten ir klausimas Tadai, ten, žinai. Ir viskas, kas yra iš klausimų, tai iš esmės viskas susijęs su lyga. Aš mačiau, kokius komentarus vyručiai gauna po svetur viešą. Su aštrėjusiu, su publika yra. Ne, tai matai, užsienio futbolas, jisai toksai, žinai, kaip turi. Aš pastebėjau, kad aštresni visi, žinai. Kai dar jūsų nebuvo irgi ir paleidom, irgi ten jau, ką tas ten apie United, ten, ta prasme, kiek. O dar mes, kadangi tai, žinai, dar ant tos Premier lygos buvo, tai aš jau ir iš tėčio gavau žinutę, kad nusišnė, kad jūs ten atsisėdėte. Nevykėliai, ką čia pesat? Tas apie Atletiko savo daugiau ne apie United aš šneka. Ne, tai kad mažiau sakė. Mažiau, tai kur problema, tai mažiau jo. Iš vis nepažaidžia, mažiau kalba. Jo, nu tai. Kad čia jau, kaip sakoma, nustumi į šoną, jau nebešneki iš blogosios pusės. Ne, tai palauk, dabar Manchester United dabar, žinai, atsigavę, tai dabar visi iškart va, žiūrėk. Jau sparnai kyla. Matai jau tą bangą, kaip aš tai seku tą bičią, kur turi apsikirpti, kai lemą, bet jau blogai pasisituacija ten. Ne, labai blogai. O tu matai, kai buvo jam ištiesinę plaukus. Jo, ten jis daug ką bandė ten, žiūrėjau. Bandė ir pats tiesintis, bet ten jis bandė ir su želė pasidaryti skiauterį, bet ten reikėjo ten betono jau ten, nežinau ko, bet nesigavo. Bet jau gaila, biškai žmogus turėtų bus sunku jau su ten karštu. Aš jau bijau, kad jam baigsis kaip tie mindam, žinai, kur ten nago kokio tempėsi už 3 metrų. Jisai buvo apsilankęs Old Trafforde čia gal prieš porą mėnesių ir kažkas iš fanų pamatė jį ir biškėliuko paėmęs, tai sako, tai čia užpisai, tu, blė, ir pradėjo pulti jį. Užtampė ten. Bet ten, man atrodo, buvo celebrationas po įvarčio kažkaip. Ne, ten koridorių iš vis. Aš mačiau tribūnai, kur celebratinų ir plaukų kažkas tempė. Nu tai ten gal, žinai, bet tas tai piktas buvo, Bet bičios gerai įsipromautino, ta prasme, metai laikos ten su tokiu paprastu. Tai tu įsivaizduoji, kaip dabar kirpyklos įsirikiavusios, kad pas mane tai kaip apsikirpti. Už reklamą, už pinigus, tai. Su tuo trimeriu. Aš 2 vasaras su tuo trimeriu variau, bet ne su tuo, kur viela, o variau su tuo, kur peilio ašmenys, nes ten irgi jau buvo. Tai ten tom jau aukštom pievom ten. Ja. Tai pas jį irgi jau nežiemota pieva. O, ten rūpių. Ir jis ten jokingai, ir ten content, ar su tom šukuosena, viską ten išbandė, ten ir pladredų nebuvo, spinės buvo, matau. Buvo jis ten ir ten. Per metus laiko turėjo. Lietuvoje gal reiktų kokią Briterių fanų sugalvoti. Bet šiaip. Riterių fanui, sakai? Nu tai visi ten 3 ar 4 yra. O tai įsivaizduok, jeigu pliki 3. Tai kažką kito, taigi ten aš mačiau, kai kurie irgi ten po to galvojo su Chelsea kažkokių dar bairių. Bet čia, žinai, visas tas paradoksas. Na, reiktų nekirti Riterių fanų, nes vis kabinasi į lygą. Vis žinai, kas yra, kad visi bando kopijuoti, bet bičiukas, žinai, paėmė Unitedą, kur, žinai, Legendary Club, bet jisai, paskutinis. Jis buvo pirmas ir jis išpopino. Paskui man Instagram'e daug metų jau dabar. Aš ten kažko nedarysiu, kol ten ta kažkokia komanda kažko. Nu, seniai, jau tipo net toksai, žinai, kur. Bet esmės dalykas, žinai, tu paėmė Unitedą, kuris buvo, žinai, Glory kažkada. Paskutinė, nežinau, kiek čia 10-12 metų yra, jau 12 kažkur. Shithole. Ir dabar, Glazeriai, kiekvieni metai, žinai, vis, tipo, again kažkas. Ir tu paėmė tokią komandą, kur, tipo, tu tiki, kad ne kažką gal turėtų pradėti žaisti geriau. Ir jinai yra visiems žinoma, bet jinai toliau žaidžia šudinai ir čia, geriausias storytellingas, kas gali būti tavo challenge, žinai. Ne, United toks klubas, ta prasme. Čia svetur epizodas? United yra toks klubas, kur loved, adored, but never ignored. Tai jis visą laiką aplink jį bus tas visas šaršalas. Net nebūtinai tu turi būti United fans. Pažiūrėkit tas Goldbridge'as. Visą karjerą pasidarė tiesiog streaminimo, dėl to, kad jis reflektuoja. Tai jam dabar Bundeslygos teisės tiesiog davė. Matai dabar? Davė Bundeslygos teisės, žiūrėjo, komentuoja gyvai, tipo. Kažkas to. Gerai, tiek. Mes dabar Saudo Arabijos teisės bandysim prasimišinėti. Blemas čia būtų prikolas.
Šiaip po to epizodo... Nebūtų. Po to epizodo, kur pamenat, mes šnekėjom aną kartą vienam epizode apie futsalo teisės. Nemažai daug kas įrašė, tipo, kad, bleto, tai ko jūs tokie pratingi, kad ir aš galvoju, jeigu mes būtume žinoję, realiai būtume bidinę. Tikrai būtume bidinę. Tai bet dabar negali taip ateiti tipo iš oro, žiūrėk, mes čia esam toks kanalas. Visi streameris taip turi būti. Nu jo, kažkiek turi būti. Nu nieko, Jaras į Turiną, kai varėm, mums akreditacijas pramušė su podcastu, tai pramuštų ir čia. Kažką būtų sugalvoję. Pribūrė ten vaisiai, kad mes čia media, čia... Nu, viena yra Torino press officerija, o kita yra UEFOS 12 galvų. Ne, ten seniai dar iki... Iš čia būtumėm transliavę, irgi kaip komentavę, irgi panašiai. Jeigu Gedriukas iš namų gali komentuoti. Pasirodo, rimtai iš namų komentavo. Jo, ir aš kaip prikolą pasakiau, o jis iš tikrųjų iš namų. Ne. Šiaip geras tas epizodas, paskutinis jūs patiko ta rubrikėlė, kai jūs prisiminėte savo kelionės visas. Su rinktinė ten gerai ištraukė, daug negirdėtų šiaip dalykų. Tarp kitko, ten nebuvau girdėjęs. Kai kurie tik tai prie stalo, bet kartais, kai girdėjau, užsimiršta, žinai. Tai gera Jaro idėja, reikia padaryti filmo peržiūrą, būtinai, kad dviese būtumėt, nes jis kartu varėt realiai visą tą ciklą. Tu dar komentuodavai, tu varydavai į studiją su Gruzinos kone. Tai tokia tikrai būtų gera refleksija. Tai aš atsimenu, kai Turkijoje tada buvom ir aš kažkaip blembojo po Grajaus varau kažkur valgyti, ieškoti ralučio, žinai. Ir aš kažkur nuėjau į kažkokį ten turgų, tie man skambina, ten 4 ar 5, jau, žinai, irgi su alučiu. Ir aš jau, hebra, tipo, man kažką ten, ar telos susikraudinėjo, ar internetas, tipo, kažkas, bet žodžiu, kad striginėjo, man atsiunčia žinutę, tipo, tau liko ten 5 megabaitai dyko interneto. Ir tada pist, man baigėsi pokalbis, aš neįsivaizduoju, kur aš esu tuo metu, nes tiesiog su GPS atėjau, paskui kiek aš laiko ieškojau, kaip grįžt, nes, tipo, nu, ir baigėsi internetas, o paskui telefonas išsikrovė. Nu, ir, tipo... Suras, kur gyveniau, buvo žaidimas tiesiog Turkijoje. Kurie mes ten mieste buvom? Izmyrė? Izmyrė, jo. Bet aš taip neapsikraudamas iš polėto, ten valiai vandenį, alučių turėjau, prisėdu, į vandenuką žiūriu, telefonas įsikrovęs, su savo mintim pabūnė, alutį pageri, ramu. Na, jeigu rankoje kažkas yra, vis laik ramiau. Šiaip daug fulior, tada atsimenu po rungtynių, išėjo irgi ten kažkur prie jūros, nes ten mes prie pat jūros realiai buvom, kažkas irgi... Jūs tai gal? Aš tai kažkur biškai kitur. Bet atsimenu irgi po kiekvieną miestą atvarom, pirmą dieną kažką mes ten ant kitos dienos jau su Kazlausku prie tavęs ateinam, nu, kur buvai? Nu, tai va, ten buvau. Nes mes tai ten realiai su ta rinktinė, ten sėdėdom labai retai kažkur tai ištyzdavom, bet... Bet buvom, aš atsimenu, kur mes tada, bet tai mes čia su Žalgiriu varėm į kažkokį ten už miesto Bratislavo, į kažkokį ten pilį, kažkokį ten su tais kardais pazavom, atsimenu. Jo, Bratislavai šiaip gerai buvo, gerai. Gerai buvo Bratislavai, tikrai išveka. Dar Vilma buvo, kaip sakant, gyvenimu patenkinta. Jo, tai ten gyvinelį savo. Jo, vinelį pagrajus, viską, tą tašką istorinį, kai paėmė ten Bratislavai, tai o Jezu ten. Aplatu irgi Bratislavai? Buvom, nes buvo, tai dar jis prisiduok, ką po rungtynių ėjai daryt. Kur? Į Vipą. Ai, ką, pritrūkom. Dar vinelio biškai buvom, paimt reikėjo, tai saušrinėjom, biškai dar pramušinėti. Atėjom ten į tą boksą, žinai, sako, žinai, čia liktai dar kažkur buvo likėti, ta padavė, žinai, stovi, sako, ką norit, sako, vynas, sako, čia jau nėra. Tai sako, aš tojom iš kitą atnešiu dar, labai maladės. O plau, tai jūs su Gruzija ten var, ar jūs komentavote? Mes komentavom dviese. Nes dar tada nebuvo kažkaip studijos ir tada dviese komentuoti išvarė. Rygoje dar nebuvo padaryta, o jau, kaip sakant, į Kopenhagą jau mūsų nieks nebekvietė. Tai greit su Gruzija užsitarnavo. Tai buvom pakybę, tai tada Bratislavai pakelė, bet gera kelionė buvo. Labai gera. Atskridom į vienai pasivaikščiojom, šniceliukas iškart per pietus, liuko vienas, ramiai, tada į Bratislavą. Šiaip norėtų jo vasarą vėl, ne vasarą, rudenį klubų sėkmės tokios. Nu, šiaip buvo tokia magiškas laikotarpis, dar dabar pamenu, kai Mantelis komentavo, žinai, ten irgi kaip džiugu yra sveikintis iš ten, žinai, oficialių. Tai jo, tai čia visai kitas reikalas eiktų. Tas hypas, viskas, tai žiauriai fainai buvo. Tai dar tas stadionas ten Bratislavai irgi toks. Geras. Jisai tikrai Bet nebuvo full house, nes nebuvo žmonių daug ten kažkaip.
Ne, ten, bet jis nemažai ten talpino, man atrodo. 28 gal turbūt nemažas, ten tikrai Jo, viskas. jis ten gal apie 20 talpina, bet buvo ten gal 12 tūkstančių kažkas. Kad biškai daugiau nei pusė, man atrodo, buvo kažkas tokio. Bet Slovanai čia nebuvo debiutas, man atrodo, jie... Ne, bet jie paskui kitą sezoną į Čempionų lygą pateko. Jo, Aš komentavau dar juos bet ne praeitam kitais, sezonui. man atrodo, dar kitais. Gal jo, dar kitais. Tehelinė polė. Nu, Žalgiris 22-500. su visais, ko prisiliesdavo, tai... Jo, o Glimtą mes čia Lietuva pastatė realiai. Realiai, Kauno Žalgiris pirmas 6-1 tada sugėrė ir ant kelio užvedė. Tiesiog jo dalinam tuos taškus UEFA koeficientus. Utopinis progresas tenais. Nu, šiaip, žinai, pažiūrėtas, nu gerai, Pafosas tai ten, nu, Na, rusų ten tangai. kiti, jo. Bet irgi, žinai, ten pirmi metai debiutas, antri metai Čempionų lygoj. Na, tai pirmą prie Žalgirį nupirka teisėjus. Nu, ten O paskui- visokių teorijų. O girdėjau. paskui jau ir UEFA priėjo pinigai. Blemba, aš atsimenu tą pirmą, vienintelis, kiek Žalgirio konferencijų lygos tą sezoną. Blemba, dar tada kaip tik freelancindavau, galėdavau pasidėti ir mieste, dar kažkur, nes nereikdavo reikia keltis. Nu, blemba, nu koks buvo fantastiškas laikas irgi. Ten mantelis pasijungė iš vietos, studija, komentarai, dar plus gerai tą fartą ėjo, žinai, ir ten ir lygiosios, ir dar kažką. Su Nu, tipo, Bazeliu iš 0-2. jo, toks, nu, tu žiūri, O ten javusi? belia kiek tų emocijų teigiamų. Tai blemba. studijos Dambrauską turėjom studiją ir pasikvietę. Na, prasme, nu, visai kiti Na, reikalai. šiaip, nu, bendrai tas vėplėjus, kai ir rinktinė buvo visas tas vaibelis, viskas. Buvo... Rinktinė irgi vaibelis geras buvo, bet čia jau praeito podcast'o. Čia jau, bet ir kitam į ateitį, bet esmė, kad jo, užrodė vėplėjus kokybę Ir užsilenkė. Žinai, kaip pavyzdį parodė, bet Ne, lietuvių kišenė. Jo, Pagal tai, sakyt. kiek, žinai, pirko turbūt pay-per-view'ų, nelabai vertėjo tiek investuoti. nu, tai dar pas mus Lietuvoje dar nieko, žinok, ten šitam Latvijai, tai iš vis ten sakė, kad, žinai, tenais, jeigu neparuski, tai nepaeina kortą. Biškai kitoks kultūrinis Turėjom approachas. subtitrus dar varyto pačioj bent jau Kirilica tada galbūt. Nepadėjo iš kur tas Latvių vadovo išstojimas ar Latvijos? Ne? Olafs. Olafs. Senas geras Irgi Olafas. Išstojo tokį Stebuklingai. geriau ir aiškiau. Ten šitas tai aišku įtakos neturėjo užsilenkimui visiškai jokios, bet jo, toks nemalonus buvo, sakykim taip. Su čigonai sulygino. Nu, kaip, Gypsies. koks Ambrašių ir atsisakė turbūt narysės, nes ten pirmas, man atrodo, pasipaustino. Jo, tai akis išėjo. Jo, Jakis, man atrodo, gan greit išėjo. Mm. Bet jis bendrai suprantu irgi ten, kad vaibas netenkino ir viskas, kas vyko ten. Na, ten jam ir buvo, ten kažkaip jų ten dalykai ten buvo pažadėję, kad ten daugiau ten tų transliacijų Jo, duos va, ir kažką kažkas tai sakė. tokio, žinai, kad ir lietuviškai duos, o ten kažkaip tik tai latviškai duos. Pažadai nebuvo įgyvendinti. Nieko, va dabar pažadas įgyvendina, galėjo 2 kalbom komentuoti. Nu, čia geras. Čia geras. Čia buvo pasijungęs visai fan, šiaip, kai dar vis tiek, nu, tą Latvijų taip kaip apie futbolą šneka, tai tu pagauni, nu, kontekstą, žinai, nėra, kad visiškai, žinai, jeigu išnekėtų ten žinias, kokias ten vestų, tai pusė, taip, tai tada nelabai gal suprastum, kas ten tiksliai apie futbolą, nu, tai ką ten ta kalba, žinai. Daugiau mažiau Masterstvo. Bet taip gerai, kad latviškai labiau pasakoja apie Žalgirį, nes tada Latvijan, žinai, lietuviškai daugiau apie RFS, nu toks, tai visai fainas tas modelis. Tai gerai gausi. Jo, dėl filmo peržiūros pažiūrėsim, gal kažkada rimtai, va, kad ir šituo sąstatu pasim kokio liuko pasijungti, gal Aš galima šiaip bus. įmatęs. Galėsim padaryti, žinai, kaip daro LFF'as, kur tipo, tai yra transliuoja, tada dingsta į kampą tas transliacija ir tada tas reklamas. Pirmą lygą, kur rodo. Pirmą lygą. Matėt, kaip transliuoja? Tipo, kai transliuoja pilnas ekranas, tada random susitraukia ekranas į ketvirtadalį ir ten yra vaizdas, o visa lygiai yra rėmėjam parduotas plotas ir ten flipinas rėmėjai. Nu, tai čia La Liga taip daro, momentus kartoja. O pirma O lyga. ten tiesiog rungtynių metu ir taip ilgai, kad... O tai pirma lyga turi puslapį jau? Turėtų. Liktais ne, nes buvo nulaužę jie. Dar neseniai žiūrėjau, tai dar nebuvo. Tai nebent kažkoks stebuklas įvyko. Bus ne top lyga. Ne top lyga. Dar prieisim prie visų šitų top. Pirmą lygą, kurią remia Top Sports. Dar prieisim prie šito. Šitą galvą pasiliks. Pirmadienį, ne gal, čia tokia tema, bet aš labiau norėčiau paklausti, pirmadienį mes gavom kažkokį kvietimą, kažkur sudalyvauti. Jo, jūs man nieko neatsakėt, nei vienas. Kur? Į apdovanojimų ceremoniją. Pirmadienį? Pirmadienį 6. Kas to kolektyvas? Čia Tai 9. Taip. Tadas tikrai... Negaliu mamos gimtadienis, čia Negalėsiu, aš švent. susiderinęs. Ką tu susidarini? Bet jūs gal nueisite? Nu tai Arūnas tikrai bus nupafa.
Lukelis gal Kaune gyvena visgi. Bet jie dar gal Turkijai bus. Tu gal grįžčiau, kiek jūs išvažiavęs? Tai jie net taip ir ilgai, Jau sezonas savaitę kokį. Tuoj, tiktais pala, apie- Tu čia apie Benį klausi? Ne, apie Luką. Lukas. Benis ir galima, Benis. Aš sakau, tai Milanė jau viskas. Šiaip būtų prikolas, realiai Benį paleisti. Žiemos olimpinėse žaidynėse Benis, viskas jau. Gerai paslydo tam video. O kas ten buvo, ten jam padnoškai kažkas šovė? Ne. Aš tai, jeigu Tiesiog- senais laikais aš būčiau sakęs, kad Benis tiek kūdas, kad vėjo gūsis, nu, Jo, bet dabar, kad dabar netinka. netinka. Aš pradžiu galvojau, kad čia mergas bando taip A. užkalbinti, bet paskui pasakė, ne, čia iš tikrųjų sugebėjau. Į sieną žmogus atsirėmęs sugebėjo taip paslysti ir su kompu pamesti ir gėrimą. Dar užkliudyti merginą, kuri irgi... Jo, dar pat ką tu užėjai merginai. Aš dar sakiau, o čia geras čiešinimo būdas tavo, irgi visai įdomu, žinai. Šiaip kas nematė, gal užmesim. Liks parašyti Benį, kad atsiųstų tą video. Jo, rimtai, visiems pasigėdos jausmo mažai, tai tikrai pasidalins. Nu tai skandalų neliko federacijai, tai bando Benis perėmė. Vis tiek kažkuris lystel turi. Nesibaigiantis. Benis dar vienintelis iš federacijos teismuose normaliai nėra buvęs. Reikia ir jam. Jaunas. Nori tos patirties. Tai... Taip, mantelį gal tu varys? Aš nežinau, žiūrėsiu, šį pirmanį 2 grajai yra, tai gali būti, kad reiks pakomentuoti, gali būti, kad nereiks, tai pasižiūrėsiu dar jeigu. Šiaip, o kas jeigu parašytų Alės Patre? Kad tipo būtų vietoj mūsų kvietimą ir jeigu mes laimim, jisai atsimtų. Nesąmonė. Nu gerai. Čia būtų... Kažką jau čia diriguoji įdomesnė. Nes aš irgi neplanuoju būti. Pateks tas Alės Patre, jau po kitais metais jau tikrai bus, jau taip davėm reklamas. Šiaip geros mintis buvo, man patiko dėl tų visų metų iniciatyvą, tokių neapibrieštų pozicijų, kur, nu, iš esmės yra kartais tam tikros iniciatyvos, kurios nėra žiauriai skirtingos. Ir Taip, negali kažkokios sukur kategorijos jom, bet išskirti tą galima. Nu, pavyzdžiui, nu gerai, ten tada Paškovskį išskyrė, tada, nu, išgelbė. Nu, tai čia toks atskiras, bet yra, nu, tokios... Nu, tai va, tokie ir iniciatyvos, projektai, kur, nu, yra, kaip pasakyti, ne kažkokie testiniai, kažkokie yra to laikotarpį vykę, žinai. Ja, metų geras darbas, žinai. Jo, tai šita tikrai gera idėja, manau, yra tų veiklų ir darančių žmonių futbole, tai kodėl nežinai. Tas pats, nu, Aurimas Baubkus, kur fantasy sukūrė. Nu, ta prasme, toliau ten su jo yra developinama ir panašiai vyksta, bet, nu, jau... Vyksta? Jo. Tai dabar biškai babkių neduosit? Kažką girdėjau, ne? Nu, tiesiog investuojama bus į kokybę daugiau, bet pati mano mintis, kad nu, žmogus tai iš savo iniciatyvos pradėjo daryti, žinai. Tai tokias iniciatyvas irgi iškir padėkoti ir tokių žmonių yra nemažai. Tai va, gerai idėja. O tai gerai, daug keisis su fantasis? Viską papasakosim 17 dieną. Nes nežinau, tiesiog. Ne, šiaip aš nesu į fantasy visai įsigilinęs. Tai aš šiaip mačiau Discord'e rašyti tai panašiai, kaip dabar, tik biškai dar upgrade'as. Tai tas step by step, nebus kaip ten, žinai, kaip FPL iš karto. Kaip virs lygos nebus. Tai čia, ta prasme, kaip virs lygos nebus. Latvijų ir čia nepavys. Čia nepavys. Tai kitur aplenks. Kur? Tai Žalgiris VRFS to aplenks. Bet, tik ne ant sport. Bet čia gal virsta irgi kaip top, žinai. Viršui. Čia gal kažko mes nesuprantam. Na gerai, mes įdėsi per aplinkui vaikštom top lygą. Šiandien debutavo 12 valandą, mus pasiekė nepažįstamas veidas, kuris kažką kalbėjo į kamerą ir galvoju, kas čia per vyrukas. Pasirodo, niekas ten jo baisiai nežinojo. Kažkoks tiktokeris pristatė atnaujintą lygos pavadinimą ir atnaujintą lygos logotipą. Tai tas logotipas sukėlė šaršalo daug ir Discord'e pas mus iš tikrųjų hebrytė taip, nu, normaliai ten ir vieną pusę analizavo ir kitą, šiaip labai įdomių buvo minčių. Vieni ten sako, kad čia visiškai atgrojimas top sportui, kiti sako, kad čia neišvengiamas buvo įėjimas, tada treti ieškojo kažkokių paralelių, žodžiu, kaip yra užsienį, žodžiu, bet nerado, tai šiandien turim studijoje... Ačiū, vėl intro. Dar kartą malonu. Kuo oficialiau. Aš žinai, davai aš paskaitysiu tavo postą ir mes taip eisim, galbūt tau bus lengviau. Ai, mano postą, okei. Įvardinti. Gal